paties Jėzaus Kristaus, jo tautiečiai, didžioji dalis net pažino. Tai nereiškia, kad jo tarnavimas ir jo misija nepavyko. Jeigu tu pildysi savo dvasinį pašaukimą ir sakysi, oi, tai kad čia nelabai mane kas pripažįsta, nelabai, tu atsimink, kaip Jėzui buvo. Jo tarnavimo pabaigoje net ir likę 12 mokinių visi pabėgo, jis vienas liko. Visi pabėgo, galų gale. Pradžioj buvo minios, paskui mažiau. Jį sekė didelis būrys mokinių, bet atėjus laikui jie pasakė, kieta šita kalba, kas gali jo klausytis. Ir tie išsilakstė pabėgo, liko tik 12, kurie sakė, mes niekur neįsim, tu turi amžino gyvenimo žodžius, mes galim tik mirti su tavim. Bet ir jie patys, kai Jėzus suėmė, pabėgo, išsilakstė, išsislapstė ir viskas, ir nieko. Ir po to, kai Jėzus prisikėlė, nedaug kas patikėjo. Aišku, buvo prabudimas, atsivertė žmonių, bet taip žiūrint šiandien į Izraelį, Dievo tautą, tą, pas kurią atėjo Jėzus, šitoj tautoj gimė, koks procentas jų yra krikščionių? Labai mažas. Ir kiek pasaulyje žmonių šiandien yra krikščionių tikrų, tikrai atsivertusių Jėzų Kristų? Tikrai ne tiek, kiek norėtųsi. Tai galima sakyti, tai nelabai pavyko misija? Viešpačiui pavyko misija. Jam pavyko. Tik ne visada atrodo, tie rezultatai tau gali atrodyti per menki, tai man reiškia nesiseka, tai net taip Dievas supratau, net tas pašaukimas, ramiai. Nuo Jėzaus pabėgo visi, kai jau jį suėmė, atsimink. Nebesiklausė jo, nebestovėjo už jį niekas. Netgi tas Petras, kuris buvo pasakęs, jau jeigu visi pabėgs, tai tik ne aš, ir tas pats irgi išsigynė. Ir atrodytų, tai didžiulė nesėkmė. O taip iš tikrųjų nėra. Taip nėra visai.